Šiandien apžvelgsime datą, kuri yra 1983. 6 mėnesio 30 diena. Taigi, noriu pirmiausia apžvelgti charakterio savybės. Ir šis žmogus yra ganėtinai moteriškas, nors pačios tos moteriškos energijos gal kažkiek ir pritrūksta. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tam žmogui apskritai trūksta energijos visame kame. Tai reiškia, kad jisai pritrūksta darbinės energijos, tos fizinės energijos. Ir šiam žmogui reikia nuolat ją papildyti. Šis žmogus yra be galo protingas, be galo kūrybingas, be galo daug minčių turintis ir kartais netgi galėtų būti tokia situacija, kad atrodo, nieko nežinom, nieko nesimokinom tą kryptim, bet šis žmogus būtent žino viską, tiesiog savaime. Atrodo, kad jisai tiesiog atsinešė visą tai iš praeitų gyvenimų ir jam puikiai tai sekasi daryti, kad tiesiog be jokių pastangų. Dabar kalbant apie sveikatą, tai kadangi trūksta energijos, tai mes fizinio darbo nelabai galim dirbti. Nors šiaip realiai mes turim energijos tam, kad galėtume mes tą fizinį darbą atlikti, bet šiuo atveju mes neturim tam energijos. Norint atlikti kažką tai fizinio, reikia papildyti savo fizinės energijos arsenalus. Dabar kaip tai papildyti? Tiesiog pasižiūrėti į tai, kas nuo ko pasikrauna. Kokia energija pakrauna. Vieniem tai meno terapija, kitiem tai yra šokis, kitiem yra muzika, kitiem dar visokie kitokie dalykai, meditacija, sportas ir panašiai. Žmogus turi tiesiog rinktis pagal save, kas jį pakrauna, kuri energija jį pakrauna. Dabar realiai taip yra. Šiaip šis žmogus kaip ir moteriškumo realiai turėtų ir neturėti, bet kadangi šis žmogus turi net 3 nuliukus, ta gali energiją susikurti, realiai tą moteriškumo energiją. Ir ją puikiai